Sveiki, mėlyjeji, Panevėžio muzikinio teatro bičiuliai, su jumis tinklalaidžių ciklas Teatro DNR, kuris yra skirtas muzikinio teatro 30-mečiui. Šią progą teatras ne tik pristato įvairiausių naujų projektų, įsimintinų ir įspūdingų koncertinių programų, naujų premjerų, bet ir kalbina su teatro istorija susijusius žmonės, dirbusius, dirbančius, kūrusius ar kuriančius šiandien ir taip bendrai plėtojančius teatro istoriją ir dabartį ir ateitį. Dabar sveikinuosi su žymiu aktorium, dainų autorium, atlikėju, didžiąją savo gyvenimo dalį turbūt dirbančių Juozo Miltinio dramos teatre. Visą. Vytautu Kupšiu. Sveiki, Vytautai. Labą dieną. Smagu Jūs matyti Panevėžio muzikinio teatro scenoje. Pirmas mano klausimas, kurį užduodu visiems pašnekovams, tai yra, kas Jums yra teatras? Labai banalus, bet kartu ir, man atrodo, labai gražus tokiam pokalbiui pradėti. Teatras man yra viskas. Tai yra mano gyvenimas, mano atostogos, mano užimtumas, mano hobis, viskas, kas įeina pas normalų žmogų į kažkokius tai atskirus dalykus, pas mane viskas yra viename teatras. Nes ką aš bedaryčiau, ar serialai, ar rašymas pjesių, ar dainavimas, grojimai, dainos mano, ar muzikinis teatras, kuris etapas buvo didžiulis mano gyvenimo, labai gražus ir 7 metų. Viskas vis tiek, visada atramos pagrindinis taškas mano gyvenime buvo teatras. Ir jau, manau, nepasikeis, aišku. Kelis epizodus iš Jūsų įsimintiniausių vaikystės pradžios įvykių. Kaip įvyko tas lemtingas posūkis į muziką, meną, teatrą? Sunku pasakyti, nes skirtingai nuo daugelio, bent jau kurse aš buvau vienintelis turbūt, kur visiškas laukinis iš miško. Labiau būčiau į sportą linkęs gal. Bet esmė turbūt vis tik tai yra esminis dalykas mano brolis, kuris atėjo pas Miltinį iškart po mokyklos, tai kadangi pas mus 13 metų skirtumas, o aš tėvo neturėjau, kas mane kažkaip nukreiptų, tai tėvas buvo tokia legenda irgi labai, kaip sako, priplaukęs žmogus ir jogas ir visokių kitokių dalykų mokėjo, bet esmė tai buvo, aišku, brolis. Man buvo 5 metai, kai jisai atsirado Miltinio teatre. Nuo 5 metų aš nieko daugiau ir negirdėjau, tik apie Miltinio teatrą. Su visom smulkmenom, su visais nuotykiais, su viskom. Ir aš augau su Miltinio teatru, kurio gyvenime nebuvau matęs. Buvo jie man į tos mūsų Darbėnus atvažiavę, vieną kartą spektaklį mačiau, kai man scena buvo dar iki čia ir tiek. Tai va, taip kad tas teatras nuo vaikystės man jie buvo, nors aš visą laiką turėjau galvoje, kad aš būsiu arba su muzika, arba su sportu. Bet paskui kažkaip ekspromtu taip gavosi, kad pasukau į teatrą ir viskas. Tai va, ir pats nežinau, sunku pasakyti. Manau, kad daugeliui sunku pasakyti, nežinau. Aš netyčia atsiradau. Aš norėjau rašyti labai, norėjau dainuot, grot, tą ir dariau. Bet turėjau šiokį tokį rimtą nuotykį, kas liečia grojimą. Netekau piršto 15 metų ir tai sustabdė daug ką. Muzikos mokyklą reikėjo mesti ir gitarą, grojimas sustojo, viskas nes ilgas gyvenimas. Žodžiu, ten labai daug ką keitė šitas dalykas. Lemtingi posūkiai ir Jūs atsiradot teatre. Taip. Ir girdžiu brolio įtaką, žinoma, turbūt visus neišvengiamai ir panevėžiečius, ir turbūt ir Lietuvos žmonės, visiems žinoma ta pavardė Juozas Miltinis, ar ne, jo legenda sklandanti iki šiol, atgimstanti spektakliuose netgi, ar ne. Bet kokios būtų kitos pavardės, kurios jums yra brangios, autoritetingos ir vedusios jūs ir profesiniam keliui, ir gal atvedusios iki jo, jeigu yra tokių daugiau? Kadangi mano
šeimoje mane vargu ar kas galėjo įtakoti daugiau, apart broliai, kurį aš matydavau tik per vasaras, nes prie Miltinio būdavo griežtai, tu negalėjai išvažiuoti iš teatro. Tu dirbai nuo iki, atostogos buvo laikas, kai broliai matydavo daugiau, niekada net važiuodavo. Nors iki pajūrio nu kiek, 300 km be šansų. Toks buvo darbas Miltinio teatre, o įtakojo labai auklėtoją, turėjau tokią šviesų žmogų labai. Ir kurso vadovas Petras Bielskis, kurio dabar bus 90 jubiliejus, nes mus surinko kursą Povilas Gaidys kaip po teatrui. Bet išėjo konfliktas, nes mes daug kas stojo pas Vaitkų, žinau, ten, žodžiu, buvo visokių peripetijų ir palikom mes su Petru Bielskiu ir jo įtaka irgi buvo didžiulė. Bet vis tik tai man didžiausia įtaka buvo knygos. Aš buvau ligonis knygų skaitimo atžvilgiu, nes aš bėgdavau iš pamokų, prisikraudavau kuprinę. Man brolis siųsdavo, kokius filmus žiūrėti, kokius knygas skaityti. Bet visas veiksmas jūsų pirmieji žingsniai vyko Klaipėdoje, jūs iš Klaipėdos, ar ne? Ne, aš esu, yra tokie Darbėnai. Darbėnai, tai čia ne, bet esmė, kad Pajūrys, ar ne? Taip, Pajūrys. Vakarų Lietuva. Pajūrys. Ir aš nuo to teatro, mes važiuodami, aišku, Klaipėdos spektaklius daugiausiai žiūrėdavom. Darbėnuose būdavo tokia šventė, keistų labai juokingų pavadinimų, parko atidarymas, koks atidarymas. Tas parkas buvo vos ne mano kieme. Mano senelis buvo Lietuvos savanoris, ten vienkiemis toks buvo. Ir labai keista mokykla, miestelis 2000 gyventojų, mokykloje 1500 mokinių, didžiulė kaip miesto mokykla, dabar gimnazija, nes ten aplinkui nebuvo turbūt didesnių miestų, dėl to taip gavosi. Kretingos stadionas toks labai mažas. Tai mokykloje veiklos buvo daug visokiausios, tai auklėtojos įtaka buvo, spektaklius veždavo viską. Bet aš buvau, gal bėgau nuo savo sunkios vaikystės su tom knygom, bet aš tiesiog bėgdavau iš pamokų su kuprinė knygų į mišką ir skaitydavau. Naktį skaitydavau, su prožektorium, dieną skaitydavau. Jeigu 7 klasė aš jau buvau perskaitęs visą Dostojevskį, visą Hemingvėjų, aš paimdavau vieną autorių ir visą, kol neišskaitydavau, tol neimdavau kito. Jeigu per 2 dienas neperskaitau knygos, būdamas 14-13 metų, pradėjau 5 metų skaityti. Tai būdavo aš blogai jausdavausi. Nepaisant to, kad daug sportavau, lankiau viską, kas buvo galima. Važinėjau muzikos mokyklą už 15 km į Kretingą. Bet vis tiek, visada skubėdavau, kad paskaityti knygas. Nežinau, ir man nieks didesnės įtakos nėra padaręs kaip knyga. O kada žengėt jau Panevėžy pirmuosius žingsnius, kaip jau iš Vilniaus, iš akademijos? Ne, aš iš Klaipėdą mes baigiau Klaipėdais, tada gavosi taip, kad 3 kurse mes susituokėm su Stepankaite, Diana, mano žmona, o jos mama Blėdžio sesuo, tėvas dailininkas buvęs Miltinio ir atsidūrėm Panevėžy. Ir aš, kadangi... Tai buvo kelinti metai, jeigu atsimenu? Tai buvo 84, kai atėjau į teatrą. 4 baigėm, diplominį čia stačiau, senajam teatre dar. Ir žmona statė svarstyklių ženklų apie Čiurlionį ir aš vaidinau Čiurlionį. Ir buvo tokie anšlagai ir pradėjo iš teatro eiti žmonės žiūrėti. Ir sužinojo Banionis ir pasikvietė mane į teatrą. Aš turėjau, visi dar buvo gyvi, Vietkus, Blėdis, Karka, Šulgaitės, Danavičiūtė, visi dar buvo, visas elitas Miltinio dar buvo gyvi, kai mes atėjome į teatrą. Ir jie visi susėdo ir aš toks vaikas, 22 metų scenui, didžioji Miltinio teatro turėjau laikyti egzaminą. Kaip stojamosius. Ir dainavau, ir etiudą dariau, ir ko tik nedariau. Kodėl Banionis tą darė, kam jam to reikėjo, nežinau. Bet jis buvo toks. Ir viskas. Ir kadangi buvo padaręs kursą Banionis, teatre visas jaunimas buvo, ko jaunimas? Jaunimas tarybiniais laikais skaitėsi iki 35 metų, kažkodėl tai. Aš tačiau spektaklį paskui atsimenu, irgi buvau užėmęs visus iki 35 metų. Tai priėmė, bet, diplomą reikia vis tiek, kad būtų grinai aktorinis. Tai aš turėjau dar kartą mokytis Vilniui.
Ir taip, kad turiu 2 aukštuosius, tai Vilniuje baigiau. Tai va taip ir atsidūriau Miltinio teatre ir ten iš ten daugiau 41 metai. Kaip tenai. O kokį spektaklį atsimenat kaip didžiausią savo, na, sukėlusi tą jausmą, kad jau ateinat į tą aktorinę brandą? Ar dar to spektaklio neturit? Gal ir neturiu, bet Dar ateity viskas? buvo, jaunystėje pas mane buvo labai daug, aš sakau, aš negalėjau ilsėtis, aš turėjau lygą, tokią nemigą. Jeigu aš pradėdavau, pavyzdžiui, statyti spektaklį, šalia to, kad man aktrysės neužteko, tai aš miegodavau kas 4 parą, bet aš ne taip, kad ten, ne, aš užvalus, aš naktim rašydavau, dieną dirbdavau, statydavau spektaklį visą parą, čia kai pradėjau dirbti tas pats. Ir taip ir čia, ir teatras atsirado, iš pradžių dar buvo su Skirmantu Pabedinsku, mes dar kūrėm televiziją šalia teatro. Ten būtų buvę bomba, bet irgi subirėjo dėl tam tikrų priežasčių. Labai gaila, nes daug buvo padaryta jau darbų. Tai nepriklausomybės pradžia pati davė, kadangi aš buvau giliai sąjūdyje, aš buvau prie visų bokštų, prie parlamentų, visur pats vienas važiuodavau. Aš visur buvau labai aktyvus. Ir tas gyvenimas buvo, jo dabar neparodys. Mes kartais kalbam mūsų karta, kad mes esam nuskriausti, ta prasme, kad nebuvo kino daug, kur tu galėtum vaidinti, pasirodyti, nebuvo, buvo viskas labai mažai tos kultūros tokios viešos. Bet kiek mes visko veikiam, kai kurie, tai to daug kas nemato, tas dingo visiškai. Sakykime, muzikinis liko, o tokia televizija, dar tokių dalykų darėm, nesimatė. Tai tos veiklos buvo tuo metu be proto daug, visi kažko ieškojo. Visaip darė. Vieni darė pyragėlius kepė, verslus kažkokius darė. Aš neužmiršiu, kaip teatre vienas aktorius pardavė, žiūriu, ateinam į kavinę viršų ir kažkokie pyragėliai. Sakom, ką tai reiškia, sako, čia jūsų kolega pradėjo savo verslą. Mane visi galvos buvo susijęs. Vytautai, mano mintis, iš esmės, kitas klausimas liečia tai, ką kalbat dabar, ką pasakot, bet tokia gal konkretesnė jo išraiška būtų, atvykstat 84-aisiais, koks pirmas Panevėžio įspūdis ir kaip paskui, jau minėt ir nepriklausomybės metus ar ne visą laisvėjimą, iš esmės tie 40 metų jūs juos čia ir gyvenat, kūrėt, dirbat. Ar galit mums padovanoti tokią šiek tiek kelionę laiko mašina per savo požiūrį, savo prizmę, savo perspektyvą, nuo to pirmo, nežinau, išlipimo iš automobilio, traukinio ar autobuso, kada pirmą kartą atsiranda prieš jūsų akis šitas miestas ir kaip jisai keičiasi ir kokį jūs dabar gal matot. Taip prabėgt labai, labai. Geras tas jūsų klausimas, nes labai gyvai prisimenu pirmą atvažiavimą į Panevėžį. Tai gal man nebuvo dar tų 22, tai mes 3 kurse, tai 21 gal buvo. Į traukinio atvažiavom ir ėjom pėsčiom čia iki centro priešas gaisrinė buvo namas, Uošvių, Amerikonų namas vadinasi. Čia irgi kita istorija. Ir ėjom pėsčiomis iš geležinkelio stoties ir buvo tokio žalumo miestas. Man taip tos gatvės gaila, nes jos nebėra. Ten viskas su buldozeriu buvo nugriauta. Bet tada buvo, man tokio žalumo. Tas dar vasaros naktis buvo, mes naktį atvažiavom, gal buvo 11:30 nakties, nežinau. Tas traukinys ir mes ėjom ir tokia žaluma, o aš kaip miško vaikas, man tiesiog kvepėjo Panevėžys. Jis buvo toks, fantastiškas buvo. Ir tas, nežinau, man labai jaukus miestas buvo. Jo labiau, kad tai buvo kažkokia pasaka, apie kurią, brolio pasaka, kuris visą laiką pasakodavo apie, nes jie gyveno čia tikrai audringą gyvenimą, visa jų kompanija buvo labai, labai, aš ją visą suradau, nes mane priėmė teatre kaip savą, kaip brolio šitą. Ir dėl to man buvo dar lengva. Mes su Keleriu Grimu kambary buvom tokie 2 jaunuoliai šalia tokių
ten Paulavičius, Daukšta Babkauskas, jaunesnysis amžinatilsį. Visi jie amžinatilsį. Ir Urvynis ten tokie ir paskui tai ir tu pasižiūrėjęs, matęs filmuose, tik tai dabar staiga su karka apsikabina tave, oi, kaip malonu, čia Edvardo brolis, kaip faina, ir visi Vitkus, didelis, kiekvienas toks vaikštai ir tada, kai scenoje reikėjo vaidinti, o tokie paprasti, o tokie šilti ir kaip pagalvoju, kaip paskui visus, tada būdavo visada tas paprotys, kad, jis ir dabar likęs, kad scenų iššarvuot. Ir mes tas jaunimas atėjęs, visus tas ir išlaidojom praktiškai, labai mažai kas nebuvo, visi buvo dar likę. Visi buvo išskyrus, Valekno, kuris daug vėliau, vyresnysis Babkauskas, kaip žinot, jo likimas, aišku, 74 metai, bet kai mes 84 atėjom, visi dar dirbo teatre. Visi, sakau, nežinau, ko nebuvo, čia nėra ko vardyti, kas buvo. Atėjom tiesiai į tos devynbėdžius, neužmiršiu šitą, šalia to, kad tu kažką darai, bet mes atėjom, kiek mes buvom, 6. Atėjom iš dabartinių sėdžius, Martinonytė, aš. Viskas. Tiek likę iš tos 84 metų žmonių. Ir į devynbėdžius. Kai kas su vaikais, kas ką, ir tai kaip, kur, kad nebijok, kur liepsai ten ir bėkit, masuoti. Tai buvo tokie, paskui personažus gavom, paskui gavau Vabarį vaidinti, tai jau buvo kitai, bet pradžia buvo, gal jau be, kad devynbėdžius galėjai vaidinti kiek nori. Vis tiek buvo visi laipteliai nusėsti. Kiek nori, nes vaidindavom po 2 devynbėdžius į dieną, tai praktiškai ryte pradedi, vakare baigi. Nes gal 3,5 valandos, man atrodo, jeigu neklystu. Tai 2 spektakliai nesumaišyt veiksmų. Vaičiūtė Vienakė, kai uždainuodavo visą. Tiek vaidinom, o kai uždainuodavo Danučiūtė Vienakės, tą visi vargdavom visada tai buvo. Nostalgijos daug. Taip. Ar ne? Labai. Tai turbūt devynbėdžiai buvo tas spektaklis, kuris mus priėmė į sceną, į patį veiksmą pirmą, kur nieko nereikėjo, tik reikėjo dalyvauti. Tai vat, O kaip jūs jaučiat santykį su vat, ta kartų kaitos aspektu? Jūs kažkas priėmė ar ne, jūs atėjote į glėbį didiesiam grandam teatro ir koks jūsų dabar santykis su ateinančiais į teatrą jaunai žmonėm? Ar jūs irgi pasiūlo tą šiltą patyrusio, išmanančio, išmintingo, palaikančio kolegos glėbį? Vat ar matot kaitą laikų šitame pereinamume kartų? Taip, yra skirtumas. Aš turiu dar kitą patirtį, kadangi aš 17 metų filmuoju serialuose. Kai minėjot spektaklius, kurie paliko įspūdį, tai sakykime, Gorkio dugnas statė Račkys Sigitas, tai kai atvažiavo, tai man buvo toks vaidmo, kuris timtelėjo mane šiek tiek į vieną pusę, nes šiaip aš daugiau komedijas vaidindavau visą laiką. Ir nuo to prasidėjo mano serialinis gyvenimas. Tai ten irgi labai keitėsi jaunimas ir aišku ir teatre taip pat. Tai yra įvairaus jaunimo. Vienas, kadangi aš tai labai šiltai priimu ir aš turiu savybę, gal kad aš pats kaip aktorius, gal kai aš pats gyvenime visada šiek tiek stipresnis už kitus būdamas, visada užstodavau silpnesnį. Mano tokia buvo natūra, bet čia jau ir aš visada, pavyzdžiui, jeigu aš statydavau spektaklį, o aš jų nemažai tikrai stačiau ir Miltinio teatre, tai aš niekada neleisdavau savo rėkt, engt. Tu intenciją kažkokį gali paduoti dar kažką, bet tik tai ne to despotizmo, kurio mes visi gavom. Aš ir krepšinį žaidęs daug, ir trenerių turėjęs, ir už akademiją, ir visur tas buvo. Ir visur tas buvo netgi tie, kurie iš vis tam neturėjo teisės. Va tokia buvo situacija. Ir dėl to aš visada, jeigu jau jauną žmogų, taip kažkas, visai neseniai tokia situacija buvo netgi dabar. Ir
su labai dideliu garbiu režisierium, bet kai Virkdo šalia, aš negaliu tylėti, mano tokia natūra ir aišku, aš per tai nukenčiu. Bet kas liečia jaunimą dabar, kaip jūs sako, tai yra labai dvejopas. Yra vieni, kurie taip, labai šilti, mes turim kambariuką su Keliuriu dabar priėmė, nes dviese buvom kurį laiką. Labai fainas, labai šiltas žmogus yra Mantas ir mes su juo tikrai gražiai viskas bet yra tokių, pavyzdžiui, jaunimas, kur, ką tu čia senelį, yra ir tokių. Deja yra. Tas pats ir filmuojantis matosi, kur su vienais, su dauguma, absoliučia dauguma, labai šilti santykiai. Nes tu, būtum idiotas, jeigu tu nesistengtum priimti šiltai žmogaus, ne tik dėl to, kad tave patį tai priėmė, bet dėl to, kad taip turi būti. Jeigu tau rūpi tas teatras, kuriame tu dirbi, jeigu tau rūpi tai, ką tu pats darai, tai tu turi žinot, kad tas perėmimas tavo dalykų turi būti, tu turi pergyventi už tai, kas bus po tavęs. Jeigu tau dėl to neskauda, tai tu gal jau eik lauk. Aš taip galvoju, nes kiekvienas, kuris turi kažką pasiekęs, ar stažu, ar savo gebėjimais, jis privalo tą, kiek benori perimti, atiduoti ateinantiems. O toks iš vienos pusės tarsi atsakėte šitą klausimą, bet ir pačiam, ir kolegoms gal jaučiat, ar iš to, ką matydavot anksčiau, kiek aktoriui yra skausmingas ir kaip ateina tas supratimas, kad jau metas? Kad metas išeit? Taip. Ar jis neateina? Nes muzikantams yra vienos situacijos, vokalistams ar ne baleto šokėjams yra labai aišku ta riba, ar ne, kada jau viskas, tu nebegali. O kaip yra su aktorium? Sunku pasakyti. Su aktoriumi yra taip, kad aš prisimenu, kai buvo, sakykime, su Miltinukais buvo Kazimieras Vitkus. Jis turėjo insultą, turėjo dar kažką ir jis jau sakydavo, aš jau nevaidinsiu ir atsimenu, Saulius Varnas statė spektaklį. Sako, man reikia, kad jūs tik išeitumėt. Kazimieras Vitkus buvo labai galingos stotų žmogus. Ir jis užsidėdavo tokius kailinius, Myslivskio medį atsimenu statydavo. Ir mes visi po vieną išeidavom į priekį į sceną. Ir avanscenai stovėdavom ilgai, kol prasideda veiksmas. Toks su manim. Ir išeina toks Vitkus, nieko jis nesako. Jam net sunku stovėti, bet žiūrovas to nežino, mato didingą žmogaus veidą, mato žmogų ir jam, kaip Varnas Saulis sakydavo, man labai reikia, kad jis būtų čia. Nors jis tai darė tik tai praėjimą ir paskui kažkada porą sakinukų pasakydavo. Ir viskas. Bet spektaklyje Vitkus ten buvo su Šulgaitė eidavo. Labai žiūrėjus. Tai jis sakydavo, kad viskas, jis nebenori. Aš nežinau, kaip su tuo dalyku. Aš manau, kad jeigu aš pajusiu, kad aš nereikalingas, aš tai tikrai išeisiu iš teatro. Aš nemanau, kad ir taip, aišku, yra teatre labai daug esam priklausomi nuo režisierių. Mūsų likimas šiek tiek nuskriaudė, kai mes atėjome į teatrą ir su režisieriais ilgą laiką. Gal dėl to aš taip ir mėčiausi. Aš pradėjau vaidinti. Normaliai aš pradėjau vaidinti nuo 40, nuo 39. Ta prasme, labai daug ir didelius vaidmenis. Iki to laiko aš praktiškai, aš nerasdavau savęs, aš darydavau begalę kitų darbų, aš per tą 10 metų tarp, įskaitant muzikinio, visą etapą 7 metų, nuo 30 iki 40, kai aš tiesiog šėlau, negalėjau savį sutalpinti, kiek man buvo energijos kūrybinės. Nežinau, kiek aš pjesių parašiau. Buvo pjesė, kad parašydavau per 4 paras. Paras ranka, paskui su spausdinimu, aš niekada nemokėjau, tai reikėtų spausdinti. Duoda, kaip pasakydavo teatre, kad tai Vytai gal pastatysi vaikišką
Sakau, gerai, parašysiu. Ir pasako tau datą ir tu lauki, kaip spyruoklė, kad susispaudžia ir tu matai, kad nebespėjai. Ir viską paskutiniam dienom pabaigi. Ir tai aš tų piesių parašiau vaikiškų turbūt 17, suaugusiems 7-8. Viskas yra tame 10 metų laike. Nuo Tame ir 30 iki iki 40. Jo. Kad aš ten raščiau, ką nors suvaidinto labai gražaus, buvo trupiniai. O tas vaidmuo vis tiek, vat, nuo to 40 tada intensyvesnio periodo, kas buvo tas jūsų, nežinau, krikštas didysis, kur jums pačiam vidiniai buvo, kad dabar prasideda tas vaisingas etapas būtent teatro scenai? Turbūt buvo, vis tik tai tas ir buvo Gorkio dugnas, kai atvažiavo Račkys statyti spektaklių. Davė man vaidmenį, neatsimenu kažkokį, ir jisai pradėjo, sako, o aš dar tada buvau toks stipriai pasportuojantis ir daug stambesnis negu dabar. Toks raumeningas jaunuolis dar, kaip jis sakė, sako, ką tu čia veiki, iš kur tu čia esi toks, ką tu čia vaidini, iškart man davė pepalą, ant rankų vaikštau, ten šukinėjau iš 3 metrų aukščio, nu tokius ir tame visame daug jėgos ir dūšios ir toks dvejopas tas vaidmuo su tokiais sunkiais labai darėsi, mes labai ginčiomės, labai barėmės, labai po repeticijų kumščiais trankydavom stalą ir jis pasidarė tas vaidmuo ir jis man labai daug davė. Jis buvo toks spyris pajudėti priekį, nes šiaip jeigu paėmus, Dieve, aš nežinau, turbūt per 70 vaidmenų teatre yra per tuos metus, bet kad taip turbūt vienos rankos piršto užtektų tokių, kur va tikrai buvo kažkas, kas leido atsidaryti. Aišku, buvo etapas, kai buvo prancūziškos komedijos. Jeigu tu ten turi pagrindinį vaidmenį, beveik neišeini iš scenos, tai tu maudaisi tame. Aišku, dabar tokių nebestato, nes atseit čia domino lygis, bet domino lygis ir tada, jeigu tu darai chaltūrą. Bet jeigu tu darai pilną koją, kaip mes vaidinom 3, aš Kelleris ir Preidytė, ir mes prakaitę visi ir anšlagai būdavo, nemanau, kad tai yra domino lygis. Tas pats domino gali būti lygyje, jeigu gerai padaro darbą, koks skirtumas. Bet, ta prasme, tai buvo etapas. Tų prancūziškų, sakykime, angliškų visokių tų komedijų buvo, nežinau, gal 7-8, kur buvo tikrai toks geras aktorinis trenažas. O iš tokių vaidmenų, kur arba Skapeno klaustas, Skapenas vaidintai, tai ten buvo ką veikti, nes ten visai kaip irgi labai toks nemažas dalykas. Kitas dalykas, labai daug davė man variantai, kada aš pastatau spektaklį ir dėl tam tikrų priežasčių nebegali vaidinti aktorius ar pagrindinis, ar didelis vaidmuo ir aš perimu. Tas dalykas, man nežinau, kodėl taip yra, gal kad aš perteikinėjau dalykus ir matau, jeigu matai žmogus, kad aktorius jau vis tiek tau nepadarys, tu ieškai variantų, kaip padarytų, kad jis išsisuktų iš to ir kitaip padarytų. Ir kai tu pats darai, tu gali padaryti tai. Gal dėl to, aš nežinau, kodėl taip yra, bet mano buvo vieni iš geriausių vaidmenų tie, kurie aš savo pjesėse vaidinu. Tai buvo dar ir Mrs. Markė mėgamasis buvo. Batuotas katinas irgi buvo, nes kadangi aš parašiau Batuotą katiną tokį nelabai vaikams, ten antras Skapena praktiškai ir irgi suvaidinau. Tai vat įdomus tas variantas, kodėl man tie vaidmenys taip, paskui Mamatę buvau parašęs inscenizaciją, čia ne mano pjesė inscenizacija, pagal Sename dvare, tai irgi vaidinau, tai iš vienos pusės labai sunku, nes pradžioj sunku, nes tau rūpi viskas, prožas ne ten, garsas ne taip, tas ne ten ir tu dar vaidini pagrindinį vaidmenį, sakykime. Tai yra žiauriai sunku pradžioj, nes tu matai kolegas, matai visas kaltes ir tada tu esi įtampoje, bet paskui atsipalaiduoji ir jau būna viskas kitaip. Tai vat, o
Aišku, paskutiniai metai buvo, tai ne paskutiniai, bet kai atėjo dabar nauji vadovai. Tai buvo tokių keistų vaidmenų, kur sakykime, netikėtų. Ten Valponiai, tą klipą, tą 100-metį tokį nukriošusi, kur pats pasidariau namie. Vaitkaus spektaklis, nežinau, kodėl šitą piesę ėmėsi, bet pagrindinis vaidmuo buvo tie metai ir sunkus, ir beproto įdomus iš tikrųjų. Ir dirbti įdomu, jo labiau, kai aš pats sąjūdietis ir toks patriotas, man tas vaidmuo buvo aišku irgi, bet čia daugiau dėl režisieriaus. Darbas su Vaitkum buvo dovana, kaip ten bebuvo. O grįžtant į tą Panevėžį ir kaip jisai keitėsi nuo to pirmo žalio ir kvepiančio vidurnakčio Panevėžio įspūdžio. Kaip prabėgti taip trumpai per tą perspektyvą? Kaip jūs, kaip kūrėjas, menininkas, juto tą kaitą? Minėjot, jums buvo svarbus atgimimas, jūs dalyvavot, įsitraukėt, o kas tuo metu vyko Panevėžy, ypatingai kultūriniam gyvenime? Kokie sąjūdžiai ir veiksmai? Man čia sunku kalbėti apie tai, nes aš, žiaurus introvertas. Ir aš gyvenau teatre. Aš mažai mačiau Panevėžį. Vat stebuklas įvyko dabar, paskutiniais metais, kada tiesiog privertė Panevėžys išlįsti iš urvų visus. Sako, žiūrėkit, kur gyvenat, koks miestas, kas vyksta aplinkui. Čia dabar vyksta tai iš tikrųjų. Tas mažas stebuklas iš tikrųjų vyksta. Jau pradeda turbūt įkyrėti visi, kur be pažiūrėsi, kaip Panevėžys, kaip Švėžinas, bet tai yra faktas. Tai yra tiesa, kaip miestas tiesiog žydi, kur be pažiūrėsi. Ir kažkaip daug sutapimų. Ir, nežinau, gal ir jūsų ateimas čia į muzikinį, ir Špilevojos ateimas į teatrą, ir Stasys muziejaus atsiradimas, nežinau, tos erdvės plečiasi į visas pusės. Teatrai kažkokie atgyja visi, atsinaujina. Viskas buvo šiek tiek tose visokiose klampynėse. Aš pagalvoju, steigti teatre profsąjungą, pavyzdžiui. Ir dar jai vadovauti. Tai man taip svetima, aš tam praradau 10 metų tam vien dėl to, kad mes galėtume normaliai vaidinti. Ir dabar, kai atsirado normalų žmonės teatre, aš pats pirmas išvis išėjau iš profsąjungos kaip iš tokios, nes aš nepripažįstu, kad teatre, jeigu teatre yra profsąjunga, reiškia kažkas yra blogai ten, ministerijoje, o ne pačiam teatre, nes teatras turi kitais dalykais užsiimti. Nežinau, buvo labai nugyventa kūrybinė prasme tie dalykai ir daug kur. Nežinau, man gal taip atrodo, bet man atrodo, kad kur pažiūrėsi, ten visur yra atsinaujinimas. Visur yra, ne tai, kad atsinaujinimas, yra tokia nauja gyvybė. Ar jinai visada yra, kas mane tenkina, tikrai ne. Yra labai daug dalykų, labai daug spektaklių, kurie ne mano teatras. Tai yra ne mano, bet jis yra. Sako teatras, čia yra teatras, čia nėra teatro. Taip nebūna. Teatras arba yra, arba nėra. Jisai nebūna nei senas, nei naujas, nei šiuolaikinis, nei senamadis. Jis arba yra, arba nėra. Jeigu jis tave jaudina, jeigu jis tave užkabina. Kaip aš visą laiką ginčiuosi dėl to, užsispyrusiai dėl to nuoširdumo kūryboje. Čia vienas labai toks buvęs mūsų vadovas pasakė per televiziją, atsimenu, sako, man scenai nuoširdumas neįdomu. Aš negaliu su to sutikti niekaip. Jeigu nenuoširdus esi scenai, tai tu negali į ją eiti. Jeigu tu negali atiduoti iš savęs, ką turi geriausio, nenuoširdžiai tu šito nepadarysi. Aš negaliu sukurti dainos, aš negaliu dainuoti kažkaip šiaip. Aš negaliu vaidinti kažkaip šiaip. Aš negaliu verkti nenuoširdžiai. Čia ką be pažiūrėsi. Ir dėl to man kartais tie nauji dalykai, kur yra daugiau technikos, daugiau išmonės, tokios, kur mažiau žmogaus, manęs tai nejaudina.
Bet jums netrodo, kad vėl grįžta prie to, apsisuko tas technikos ratas ir pažiūrėkit ir scenografijai, ir tose sprendimuose labai, labai grįžta prie, nežinau, to, kad ir rekvizito naudojimo vietomis, ar ne? Mes Ir žinojom, kad tai bus. taip, Kadangi mes su keliais taip pasikalbam, sakom, kada, ar mes dar sulauksim, kai jau sugrįž, kai ratas vėl taip, taip. apsisuks Bet iš ir tikrųjų, vėl grįž. bet ar labai tas yra vat, iš tokio didesnę patirtį turinčio žmogaus pozicijos, ar tai yra, na, tik tai šypsnį keliantis dalykas, tie ieškojimai, bandymai, nes iš esmėsgi ciklas yra visur. Ir galbūt, na, kiekvieną kartą tu kažką tai iš vienos pusės, na, su tuo šypsniu žiūrėdamas, bet palaikydamas tą, na, bandymą išrasti dar kartą dviratį eilinį ar ne, tu gali inspiruoti kažkokius, na, kad iš to kažkuo ir naujesnis tas dviratis bus, nors ir jau dar kartą išrastas, o nepalaikydamas ir nežinau, gal kvestionuodamas, tu gali gal, nu, tai vat, kaip pavyksta tuos dalykus derinti, kiek reikia pastangų geranoriškai ir su tą palaikančią šypseną žiūrėti į bandančius išrasti dviratį. Taip sunku, nes tada norisi pasakyti, o jeigu pasakai tam statančiam žmogui ar vaidinančiam, kad tu jau žinai ir pasakai, jisai labai įsižeidžia arba dar kažką, nes galvoju, ko tu čia kišiesi jo kūrybinę erdvę, o iš tikrųjų tu nesikiši, būtent tai yra, kad tu jau žinai tu tuos takus, bet iš tikrųjų yra teisus ne aš, o jis, nes, sakot, ir nekelia šypsenas, nekelia, nes aš sakau, turėjau fantastišką profesorių Bielskį žmogų, jis 14 metų buvo nuteistas mirties bausmė, ištremtas į Sibirą ir tik kunigas ten išgelbėjo, nu, jis, kuris pastoviai buvo tarybinės sistemos spardomas, jis televizijos statė spektaklius daug, iš visur varinėjimas. Ir Klaipėdai su Gaidžiu susitarė, jis buvo pirmas kartas jam. Ir jis atvažiavo, kiek jam buvo, gal 44 metai. Ir tai saugumas ten tampė mus visus už visokius dalykus. Ir visada sakydavo, vaikai, neužmirškit vieno dalyko. Kas ką bedaro, turi padaryti pats. Kiekvienas pats turi sužinot kelią iš Klaipėdos į Vilnių ar iš kažkur. Turi pats atrast, kad tau kažkas pasakė, tai ne tai yra. Turi pats. Ir dėl to dabar, jeigu tas ratas apsisuka, tai tie nauji kūrėjai, taigi nauja karta yra. Tie nauji kūrėjai atranda patys tuos pačius dalykus iš naujo. Kitaip ir būt negali. Tik tiek, kad aš galvoju, kad visada, kai atsiranda daugiau galimybių, visokiausių papildomų, tai jas reikia derinti. Negalime atmesti visko visada. Visada reikia apjungti išmintį, apjungti gerą dramaturgiją, ko mes nebedarom. Manau, kad tuoj pradėsim daryti vėl, irgi jau pradeda po truputėlį. Perskaičiau vieną straipsnį, čia neseniai kritikės ir nustebau, kad lietuviai režisieriai absoliučiai nebestato dramaturgijos. Jie stato kažkokius tai darinius iš romanų, iš dar kažko, bet originalios dramaturgijos praktiškai nebestato, stato tik atvažiuojantis dramaturgiją, o lietuviai kažkodėl nebe. Tai čia man buvo toks, galvoju, nu kaip taip, bet taip yra matyti. Ir aš manau, kad visas tas grįž, nes, nu, aš sakau, man buvo 60 ir aš interviu, kai jau sakau, nežinau, apie koks buvo klausimas, bet sakau, per 40 metų valstybiniam teatre niekas nepastatė Šekspyro. Kaip taip galima? Tai sakau, yra čia nusikaltimai. Ir sakau, aš turbūt jau ir nebesulauksiu. Takšt, Aleksandras, ir pastatė Makbetą. Tai kažkokia fantastika. Iš vis, Aleksandro atėjimas į teatrą, aišku, buvo labai geras dalykas. Toks visapusiškai geras. Ir spektaklį, ir Šekspyras vaidino. Ir tarp kitko, vaidinau taip, kaip norėjau, leido vaidinti. Nežinau, kažkaip su juo atėjimu, nors irgi, sakau, yra su ta dramaturgija daugiau savo statų, bet manau, kad bus ir daugiau dabar. Nežinau, kaip dabar bus su jaunaja režisierių karta. Va čia yra neramumas didžiausias, nes ten aš bijau, kad mes turim
tokia kažkokia su dabar nueinančiais didžiaisiais mūsų režisieriais, mes ten turim labai didelę tuštumę, spragą. Kas juos gali ruošti? Nežinau. Gal ir atsiras čia kartais tos baimės būna visiškai nepagristos. Nes kai pradeda kalbėti aktoriai tarpusavy, ten atrodo pasaulio pabaiga. Aš kartais vis sakau, nesakau, besifilmuojant, man nefilmavimas įdomu yra. Aš jau labiau, kad tai yra sunku, Panevėžy gyvenant, būna serialų, kai tau reikia kas antrą dieną varyti ir paskui čia vėl ruoštis ir ten, o aš nepasiruošęs negaliu. Mano natūra tokia, kad aš geriau naktį nemiegosiu, bet aš turiu išmokti tekstą, aš turiu pasiruošti, nesvarbu, kad serialą. Ir ten daug žmonių sutinki. Vat tas yra didžiausias žavesys gyvenime. Sutikti žmonės, kuriuos sutinki. Ne pats filmavimasis, ne spektaklis yra. Įdomumas yra žmonės, su kuriais esi. Jūs esat proceso žmogus. Taip, aš esu proceso žmogus. Man rezultatas yra liūdesys didžiausias. Aš atsimenu, kaip aš sėdėjau čia per teatrą atidarymą, per premjerą. Po viso šito košmaro, kurį čia išgyvenom lakstydami, su kuvalda daužiau čia pats piliorius, lentas nešiojau, matavau grindys, visus darbus darėm. Ir staiga aš sėdžiu ir jau artėja plojimai, čia tas anšlagas. Ir aš atsimenu iki šiol tą liūdesį. Ir čia jau viskas baigėsi. Visas tas grožis. Tas vargas vis praeina. Horizontas priartėja, siektinas, ar ne? Ir man tai visą laiką buvo, visos premjeros man yra liūdesys. Vytautai, jau liečiam tą turbūt mums aktualiausią tašką ir vis tiek dar truputį grįžtu į tuos jūsų 30-uosius, 40-uosius metus. Sakėt, kad nematėt Panevėžio, nes buvot labai giliai teatre ir jums nesimato niekas. O tai kaip tada jūs pamatėt, kad ir kitų yra teatrų, kaip ne tai, kad net teatrų gatavų, bet galimybės kitiems teatrams? Aš atsiprašau, aš truputėlį pataisysiu save patį. Va. Juk buvo šiek tiek kitaip. Juk tie metai buvo Sąjūdžio metai. Mes visi buvom pamišę. Mums rūpėjo kitkas. O kadangi aš buvau visiškas psichas, tai aš galėjau po tanku lysti, aš iš tų žmonių, nors nieko neprisiviliojau kartu važiuoti iš teatro, niekas neišdrįstas to nevažiuoti, bet aš kadangi galėjau nemiegoti, aš po 2 paras būdavau, vieną grįždavau, pamiegu per naktį ir vėl važiuoju, taip darydavau, bet aš pirmą kartą važiavau vienas, paskui važiavau su sporto rūmų treneriais, kadangi sportuodavau tenai, važiavau. Buvo paskutinis važiavimas pats baisiausias, kai važiavom iš miesto važiavo į Vilnių autobusą, važinėjo. Ir nuvažiuojam ir jau nebeleidžia, tanketė stovi prie to Ukmergės gatvėje prie Vilniaus. Ir sako, viskas, nebeleis mūsų. Sakau, o aš ne vieną nepažįstu. Sakau, tylėkit vis ir sėdėkit ramiai. Ir aš nuėjau priekį. Sakau, teatro gastrolė. Jedite. O viskas tiesiog apmyrė. Ties automatas dujė, vairuotojas irgi visas akmenyjas. Banionis jas? Ne, banionis jas, net, sako, nevažiuoju banionis dabar. Važiuokit. Ir įleido mus. Ir ten jau tankai po visą Vilnių važinėja, ta buvo baisi naktis. Tai va šituo mes gyvenom. Gal aš dėl to taip nemačiau. Tai va tas buvo. O dėl teatro... Kaip kontūruose pasirodė ta idėja? Kas jūs suvedė su teatro ištakomis oficialiomis? Buvo labai juokingas pokalbis. Operetė neturėjo kur glaustis ir buvo teatre. Liaudies operetė. Liaudies operetė, taip. Visų pirma, taip pasakykim, kad visi čia mes kalbam, kad mes kažką darėm, mes padarėm, bet iš tikrųjų, jeigu nebūtų Jataučio, kuris išlaikė ją tokią, iki šiol, aišku, čia niekur nebūtų. Bet kadangi aš tada nieko nežinojau, aš daugiau žinojau Uošvienės teatrą, kadangi jie kartu glaudėsi Liaudies operetė ir, kaip jau vadinasi, Lėlių teatras vadinasi, Stepankutės teatras. Jie buvo 2 dideli liaudies teatrai, kurie važinėjo netgi po užsienio būdų, po rytų. Ir visur iš tikrųjų vaidino tie patys miltinukai, studijos, daug kur.
Ir aš diplominį, kai stačiau, irgi Miltinuko vaidinu, kurie čia premjerai vaidino paskui. Tai senajam teatre viskas buvo. Tai va, ten, kai uždarė viską, aš taip supratau, jie operetė liaudės išsikėlė į mažą salę. Pas mus buvo. Per vidurį kavinė, mes dirbam didžioji scenai, jie mažoji repetuoja, kiek kartų aš nežinau, bet ir mes susitikom su Kapučinsku prie kavos. Mes vis laik taip su bairis pasikalbėdavom, sako, Vytargi pakalbėti. Ir einam, ten tokios kopėčios gaisrinės, durys į administraciją ir toks tamburiukas. Sako, turiu fiks idėją, sako. Sako, man Jatautis pasakė, kad vienintelis žmogus, kuris gali šitam reikale pasirašyti, Kupšys. Tai vat, sako, kaip tau atrodo tokia idėja, kad mes senajam teatre bandom padaryti muzikinį teatrą? Net klausimų. Aš vis tokius dalykus negalėjau pasakyti ne. Tai žiauriai įdomu. Tai pradžia. Pradžia, baltas lapas. Nu, kas gali būti įdomiau? Jau labiau, kai aš ten, sakau, man nereikėjo atostogų. Man reikėjo veiklos. Aš visada toks buvau. Ir net klausimų nekilo. Ir pradėjom žiauriai sunkų etapą gyvenimo. Tai va, tai čia buvo. 1980. Ne, 92 kokie turbūt. Kokie antri, man buvo kokie 3 metai. Ja. Ir mes pradėjom kryžiaus žygius. Pirmiausia, paaiškėjo, mums, sakom, gėda žiūrėti, nes ten tikrai tapetų parduotuvė kažkokia afišė užklijuota ant šono, dar kažkas, o dar man ten sentimentai, aš ten Čiurlionį vaidinau, ten visą kitą tą sceną tokia. Ir šiaip ten mistika, jo labiau, kad mano uošvis ten turėjo visus sandėliai buvo dar likę didžiuliai. Ir visas, kadangi jis dailininkas, scenografas, prie Miltinio buvo, bet jie abu susipyko greitai ir jis išėjo, jie kūrė tą savo lėlių teatrą. Tai visos dekoracijos Miltinio buvo likę. Visas išsaugojęs ir Čechovą išsaugojęs ir dar kažką atsimenu. Tos tokios buitinės didžiulės ten būdavo. Tai ir mes ten bandėm ir mums nepavyko. Ir kažkaip jau iš tikrųjų buvo toks ir neviltis kažkokia. Ir man kažkaip susitinkam. O kaip mes bendravom, telefonų mobilių nebuvo. Susitikdavom kažkaip. Tai sako, yra variantas, sako, Versmės kino teatras. Jums nepavyko tose patalpose įsiprasminti kažkaip? Taip. Mes praktiškai buvo paieškos patalpų. Nežinau, kodėl taip gavosi, aš dabar jau neprisimenu, daug laiko praėjo, kodėl pirma eina kalba apie patalpas, apie sąlygas ir tik paskui bandymas pramušti idėją. Nes pasipriešinimas buvo didžiulis. Kodėl? Dėl to, kad yra didžiuliai pinigai. Jie taip argumentavo, kad visas miestas praktiškai lieka be pinigų dėl muzikinio teatro. Čia buvo taip. Ir pats Jatautis buvo prieš. Prieš, nes jis buvo tarybos narys, kaip aš atsimenu. Prieš ne dėl blogos valios, dėl to sako, tai yra neįmanoma, jūs kvailiais, tai yra absurdas, tai yra žiauriai sudėtinga. Iš ko jūs pasidarys, jūs nesuprantat, kiek visko reikia. O aš supratau, kiek reikia, kadangi kai atėjome į teatrą, mes susėdžiom negavome etatų, nes nebuvo. Ir aš dirbau asistentu porą metų. Ir kadangi tais laikais buvo tas darbas toks, kad tu turėjai žinot scenos kiekvieną kvadratėlį, o važinėjom gastrolės labai daug, nebuvo teatro, kurio nežinočiau visų išmatavimų, scenos langą, kas kur, kas kaip. Viską žinojau, apšvietimo reikalus tvarkydavau, bet to pats statęs jau buvau pradėjęs statyti spektaklius, jau pats susišviesdavau savo spektaklius. Dar kažkaip keistai pas mus ten buvo Klaipėdoje scenos technika, tokia disciplina, irgi daug žinojau. Pavyzdžiui, iš to dalyko Simon visada užsiliko, čia man sako, čia, o kaip čia kokio variklio čia sako reikės, nes jis nesikišu iš vis čia, nes sako, aš nežinau, nesikišu. Sako, aš vaikštau į savivaldybę, tu čia darbuokis. Ir sako, kad, reiškia, toks buvo dekanas scenos technika dėstė. Sako, jeigu yra muzikinis teatras, turi būti geriau ranka, negu kad kažkas birbtų. Tas birbė, tai varikliai logiškai. Taip. Ir dėl to aš čia padariau tokį. Tai, bet dabar dar toliai nušokavom. Bet sakau,
idėja pati gimė teatro užuomazga prie Gaisrinės Kopėčių Miltinio teatre. Va. Abudu taip ten nusprendėm ir pradėjom. Tai va, ir tada, kai šitą visą gavom, čia jau prasidėjo didžiausi darbai. Laukiam finansavimo ilgai. Bet jie vis tiek iki to laiko daug dirbom. Mes negalėjom ramiai gyventi. Man labai būtų gaila tų visų prisiminimų, kuriuos aš tiesiog matau kaip tas virsmas čia vyksta, dulkės keliasi, kyla ir taip toliau. Tai nežinau, grįžtam gal į tą klausimą, kad man, pavyzdžiui, įdomiausia iš tikrųjų, jeigu mes turim tą informaciją apie tai, kaip viskas vyko, kaip kūrėsi, kaip statėsi, kaip griovėsi, kas vedė į priekį ir kuo mito tas jūsų entuziazmas, noras, kurį turbūt šiai dienai mes sunkiai įsivaizduotume. Iki paryčių darbą po darbo ir dar po darbo. Kuo jūs gyvenot ir kodėl buvo ta idėja tokia svarbi ir lemtinga? Sunku paaiškinti, iš tikrųjų, kas vežė. Vežė turbūt kaip ir visus, kurie kažką nori sukurt tikro. Aš nežinau, kaip paaiškinti. Mes tada išvis, mūsų karta tada buvo, kad pinigai neturėjo vertės. Nes jeigu tu turi... neturėjo vertės. Ir neturėjo vertės, nes tu turėjai idėją. Juokinga buvo, bet turėti mašiną nebuvo. Jeigu aktorius turi mašiną, tai čia nebuvo geras dalykas. Tu ne tam save esi paskiri. Tai kai atsirado šitas laisvos Lietuvos laikas, tai tas tiesiog kiekvienas iškojo savo. Kas ėjo į prekybą, kas dar kažkur. O kūrėjai buvo tarp kitko, labiausiai paraštei, gal taip galima sakyti, nes iš tikrųjų buvo krizė teatro. O čia idėja buvo pradėti nuo balto lapo beveik praktiškai. Ar nuo balto lapo, ar vis tik tai sąlygojo tos aplinkybės, kad nebuvo visiškai balto lapo? Buvo liaudies operetės judėjimas, ar ne? Ar gal buvo ta idėja, kad jai sukurti namus kažkokius, stabilizuoti tą visą judėjimą? Tai be abejo, bet iš kitos pusės aš dabar pats šią akimirką suvokiau, kad vis tik tai buvo šiek tiek kitaip. Juk mes galvojom, kad mes ateisim į teatrą su viskuom. Juk mes galvojom apie senąjį Miltinio teatrą. Ten buvo dar viskas. Štangos, scena, viskas. Salė, kėdės, absoliučiai viskas. Jie tik buvo uždaryti. Ne taip seniai, nežinau kiek metų, bet nedaug. Tai mes galvojom apie šitą. Aišku, mums buvo smūgis, kad ten negavom. Kad reikėjo čia praktiškai nuo nulio. Nes kino teatras yra kino teatras. Ir tas turbūt labai, sakau, dėl to mes... O nesviro rankos tuomet, kai vis tik tai kino teatras? Jeigu ir sviro, tai sviro pusdieniui. Mes iškart sugalvojom, aš iškart pasakiau, aš parašysiu pjesę. Vidmantas pradėjo sakyti, vai padarom su gyvu orkestru, tokio spektaklio, nieks niekur nėra padaręs Lietuvoje, mes būsim pirmieji. Aš tą atsimenu, jo idėją, kad, gerai, aš turiu tokį priplaukusį kompozitorių, Dainių Valionį, jis padarys viską, mes jau darėm spektaklį. Ir viskas, ir pradėjom tą idėją gyvendinti. Šalia, kol laukiam pinigų, aišku, mes patys labai ieškojom. Tuo pačiu mes ieškojom visko. Kadangi mano žmona dirbo rajono kultūros skyrių, tai aš per visus rajono kultūrnamius ieškojom prožektorių, pajungiau, kas ką galėjo. Tempėm kaip pelytės, kas ką turėjo. Ir kartu mes, parašiau pjesę pagal tuos personažus, kurie buvo liaudies operetei, tie žmonės, konkrečiam žmogui kiekvienam. Ir parašė Dainius Valionis muziką, parašė partijas kiekvienam ranka, išrašė, dalyjosi, čia rašė visi. Ir mes pastatėm spektaklį, kad mes uždirbtume pinigų teatro atidarėm. Naimuolė, aišku. O jūs patys gavot algas?
Čia Už kokius, ta prasme, vat jums ėjo kažkoks tai iš finansinis. pradžių tai ne, iš pradžių finansinė ne, nieko negavo. Dieve, tai buvo 6 eilės klausimas. 6 eilės klausimas. Algos prasidėjo tada, kada jau gavom patvirtinimą. Kada miestas, kadangi buvo didžiulės diskusijos mieste, kad tai nepatrauks miestas, kad tai yra žvėriški pinigai, kad tai yra biudžetas su 100 žmonių kolektyvų, kad tai yra nesąmonė, taip sakė, tiesiai šviesiai. Ir dėl to sakau, kai mes tą ėjom... O kokie buvo jūsų argumentai? Vis tiek reikėjo juos ginti, ar čia labiau maestro Argumentai buvo, Kapučinskas, mes rėmėmės Klaipėdos variantų, kitais, kad jeigu nepradėsim ir nebus. Kažkas turi pradėti ir tada bus. Mes tą sakėm. Aš nežinau, kaip mes, bet argumentų mes turėjom milijoną, į bet kokį klausimą turėjom atsakymą ir mes sakėm, kad mes viską padarysim. Aš nežinau, gal pamatė mūsų išprotėjusias akis ir tą ryžtą, nežinau kaip, bet buvo po to posėdžio. Sakau, kai priejo Gintaras Šileikis ir pasakė man, sako, darau tai, Vytai, tik dėl to, kad čia esi tu, sako, ant tavo atsakomybės šitas reikalas, sako. Ir sako, man tie šiurpuliukai per nugarą iki šiol dar prisimenu, kai perbėgo ir galvoju, Dieve, vis tik tai kokia tai atsakomybė iš tikrųjų. Tai va tada ir pradėjom viską. Bet postūmis buvo pirmas, sakau, 95-ųjų. Linksmoji našlė. Vasaros pradžia, kai dar čia nieko nebuvo. Ir staiga pasako, man Vidmantas paskambina per atostogas, sako, gavom 80 berods tūkstančių litų su sąlyga, kad atsidarom rudenį. Laikas buvo beprotiškai mažas. Ir mes puolėm tada. Ir dirbom dieną naktį, tiesioginė to žodžio prasme. Aišku, man gerai, kad atostogos. Niekas netrukdo. Ir dirbom visi, kas ką galėjom. Sakau, aš sulaužiau čia 3 kuvaldas. Kotus nulaužiau, kol privirino metalinį ir pilioriai čia buvo kraštuos vienam ir kitam. Man stalažų sustatydavo ir aš daužiau kelias dienas, nežinau, kiek čia tose dulkėse. Statėm irgi, dieną dirba statybininkai, mes vakare repetuojam ir savaitgaliais. Statybininkai gale salės laukia, kol baigsim repeticiją, tada vėl dirba naktį, toliau. Mes patys pasilikę naktim dirbam. Čia liptelis buvo man padarytas toks, kad neįvirščiau bėgiodamas pas aktorius ir pirmin atgal. Ir taip statėm. Aišku, buvo tas sakau, pasipriešinimas. Jūs buvot pačio pirmojo spektaklio režisierius. Tai be abejo, čia niekas kitų žmonių nebuvo. Čia absoliučiai ne, nieko. tiesiog užsifiksuoti, ar ne? Ir taip, tai buvo Štrauso. Vidmantas buvo, kaip mes jau buvom patvirtinti, Vidmantas buvo direktorius, aš buvau teatro vyrrežisierius. Tai buvo 2 tokie etatai. Tai už kūrybinę pusę buvo aš atsakingas, Vidmantas už viską. Tai darėm, sakau, viskas, kas yra scenoj, viskas yra čia mano. Man labai pasisekė su įranga, su apranga, su kulisom, su užuolaida, su horizontu, nes teatras Miltinio kaip tik buvo užsakęs visą aprangą naują ir išaust. Ir mes tuo pačiu prisijungėm ir padarėm šitą. Turėjau draugų, kurie darė Miltinio teatre visą scenos štangų, visą įrangą. Tai jie man padėjo čia ir gavom štangas visas atsivežėm iš Senojo teatro. Jie išėmė iš ten ir čia įdėjo viską. Tai va. Vytautai, ta premjera pirmoji man labai mūsų pokalbio pradžioj įstrigo jūsų tas pasakymas, ar ne, apie pabaigos liūdesį, džiaugsmą pačiam procese. O kaip sekėsi nežinau, tos pačios repeticijos? Jūs kaip režisierius turbūt neturėjote daug patirties muzikinio spektaklio statyme. Jokios neturėjau. Va, matot. Vienintelė buvo patirtis, kad teatre, nežinau kodėl. Kaip sekėsi, kaip jums tą muziką pavyko? Kadangi aš pats dainuojantis, grojantis, muzikos mokyklą baigęs ir aš teatre statydavau spektaklius, tada dar taip nebuvo. Būdavo fonogramos visada, vaikiškose spektakliuose, pavyzdžiui. Teatre kažkodėl aš pakęst negalėdavau. Aš pasikviesdavau Jakubėną Gendrių, kankindavau aktorius, nes prašydavau dainas.
Su Puskunigiu statėm, su Valioniu ir gyvai dainuodavo aktoriai. Tai aš jau buvau tokios tik patirties ir turėjau daugiau nieko. O čia aš nežinau, aš stačiau kaip spektaklį. Dėl to ir buvo sunku šiek tiek visiems. Nes aš negalėjau pakęsti, kai vienas vaidina, o choras šalia stovi ir laukia, kada jam reikės dainuoti, nes buvo tokia. Jie taip buvo įpratę. Ir man tas nepatiko ir aš tą verčiausi per galvą, kad tą pakeist, kad vaidintų visi. Aš turėjau kiekvieną apibėgioti. Viski, nežinau, jei būtų ten žingsnį matuoklis, kaip aš per dieną ten nubėgiodavau, nežinau. Tai va, ir tas spektaklis, kaip ir sakė Vydmantas, kadangi aš neturėjau su kuo palyginti. Aš nemačiau senųjų operetės spektaklių. Aš neturėjau ką palyginti, bet Vydmantas sakė, tai yra, ten svečių buvo kažkokiu iš Vokietijos, man rodos, kažkoks naujos operetės variantas, nežinau. Dabar tai juokingai, aišku, skamba, bet tada taip nieks nedarė, kad visi vaidintų. Ir choras, ir baleto trupė vadinama, kokia jin buvo ten didumo. Tai tai paskutinė naktis buvo kažkoks kosmosas. Nežinau, žmogus turi jėgų, jeigu kažką daro, iš tikrųjų jis turbūt beribis tas dalykas. Neturi limitų iš tikrųjų, nes mes baigėm repeticiją. Premjeros jau naktis pas generalinę, viskas išsiskirsto. Ten visur brūzda aplinkui. Paskutiniai visi patepimai, visi klijuoja kažką lipdo. Likau aš čia per visą naktį dirbom. Ryte parėjau gal 10 valandą ryto, persirengti kostiumą ir vėl atėjau į teatrą. Čia dar pabaigti kažkokių dalykų ir vakare premjera, svečiai, visa kita ir kostiumas užsidėtas ir viskas. Ir sakau, ir man labai buvo liūdna žiūrint per tą langelį kurį laiką. Kai jau pamačiau, kad jau viskas, nes šiaip jau visada žiūriu savo spektaklius didžiulį įtampą ir stresę, bet jau kai pamačiau, kad jau viskas, jau paskutinės arijos ir tada toks kažkoks gal Dieve, čia jau viskas. Nes aš dar ilgai ilgėjausi to periodo, tos psichozės, nes niekas nebeburbuliavo. Buvo pliusų. Nes jeigu aš būčiau taip statęs spektaklį normaliom sąlygom, aš nežinau, ar nebūtų buvę pasipriešinimo didelio. Nes aš buvau palyginus piemuo pagal visus kitus, pagal tuos senbuvius. Tai jo labiau dar toks aršus, kai aš niekada nereikiant, bet aš visada pats esu toks ir visi to užsikrečia ir žino, kad laiko nėra, mes turim išleisti, mes nukelt negalim ne dienos. Tai va, ir taip kažkaip mes ir padarėm. Kažkaip, iš tikrųjų kažkaip, žodis geriausiai tinka, nes, kaip pagalvoji, viskas čia dulkės, mes kokiuose dulkėse mes nerepetavom ir ten išeidavom kartais. Ir tos Girių karalius, kai statėm, kur mes tik nerepetavom, kokiom sąlygom, šalta. Taigi grot reikia, kamerinis, Dieve. Bet viskas, bet kadangi man labiausiai patikdavo, niekada nebuvau statęs jokio spektaklio, kai čia turiu galvoje Girių karalius, dar prieš atidarėm 93 metais, kada turiu žiūrovą nuo pirmos repeticijos. Nes kamerinis, tai žmonių grupė didelė. Ir jie yra čia pat, prieš tavo nosį. Nes orkestrinės nebuvo, mes foje repetuodavom. Mes repetuojam ant pakilos, čia, kur dabar yra šita rūbinė. Jie šone groja, jie visi žvengia, nes ten buvo labai smagi komedija. Labai smagi, mano ta pjesė buvo tokia, kad ten praktiškai mažai vietų, kur nesijuoktų. Ir krisdavo, reaguodavo ir labai padėdavo tas dalykas. Man taip keista, kad... Išsibandydavo iš anksto šiek tiek. Taip, ir aišku buvo tas pliusas, kad ir žiūrovų buvo labai daug, man išlaginiai visi spektakliai. Tai va, nežinau, ką daugiau pridėti. Man labai norėtųsi dar turbūt pabaigai tokio, dar vienas iš tų klausimų, kuriuos užduodam visiems pašnekovam. Mūsų projektas vadinasi Teatro DNR, tai DNR yra apie tai, kas yra užkoduota, ar ne, kokia informacija. Ir kaip jūs išryškintumėt per savo matymą, savo nežinau, vidinius pojūčius, kas susideda ir ko reikia tam Teatro DNR atskleisti? Sunku pasakyti. Bet turbūt paprasčiausias atsakymas būtų
reikia gyvent tą idėją, reikia ją gyvent, bet tas žodis gyvent yra Per silpnas per ar ar silpnas. per stiprus? Jis yra ir per silpnas, bet jis yra tikslus. Jeigu tu atsiguli miegoti ir tu su tuo miegi, su tuo keliesi, su tuo nieko kito tu neturi, absoliučiai tik tai. Tik tu tikrai kažką padarysi. Tai neįmanoma nepadaryti. Ir dėl to aš, kai dabar sako, anksčiau sakė, ar nenusvyro rankos, kai ne teatras senas. Gal ir nusvyro, bet tai nebuvo toks nusvyrimas, kad tu nedarysi. Na, iš viso čia aš atsimenu, ateidavau interviu imti ar panorama, ar dar kažkas, tai yra visokiausių variantų. Ir visi taip žiūrėjo. Tikrai, iš tikrųjų, mes matėsi, kad daug kas žiūrėjo, kad taip. O man iš tikrųjų labiausiai rūpėjo, kodėl nepavyko padaryti bokštą, kad būtų normalus aukštis dekoracijų. Man net galvoju, eikit. Tai va, taip, tie dalykai rūpėjo. Man ko dar nedaryta, kur dar galvoju, neapsiskaičiavau, čia gal kulisas per giliai padariau, gal portalo tie 9 metrai čia padaryti kaip dramteatrui vienodai. Nebuvo laiko galvot, kad tu darai kažką blogai ar gerai, tu paprasčiausiai darai, nežinai, kad turi padaryti. Ir buvo didžiulis pliusas, kada buvo nustatyta data. Mes buvom priversti padaryti 3 metų darbą per 1 mėnesį. Iš tikrųjų, aš neįsivaizduoju, kaip mes padarėme. Atsimenu dar tą prakeiktą betono luitą čia. Kai sakau, kaip, sakau, aš to dalyko nemoku, tu per parkės laikyti. Sakau, čia ne. Sako, Vytai, ateik, ką pamatysi. Kareivių, Tvatyje visi čia, nežinau, kiek čia jų tų kareivių. Kariuomenė daug mums padėjo, kasė čia, taigi viską reikėjo iškasti. Čia nieko nebuvo absoliučiai, paskui tu duobėjai ten tas smėlis. Čia, jeigu šviežiau būtų, už po 10 metų, tai daug smulkmenų dar būčiau atsiminęs. Dabar atsiliko tokie, bet viskas su pozityvu, nebuvo nieko, net nualpimą, juoką keldavome, sakau, nuo viršūnė, dažų prisikvėpavo, sakau, dar taip nebuvo, sakau, kai puostų, sakau, kažkokius ten tos acetonus, ką ten. Tai nežinau, viskas, kas darėsi, buvo pozityvu, nes o kokia reakcija buvo per premjerą? Dieve, staugi salė. Buvo tiesiog, nežinau. Sakau, čia buvo patys gražiausi mano gyvenimo metai. Šitam teatre palikau savo, nepaisant visko, kas ten toliau dėjusi, bet šitas etapas, šitie metai 2-3 buvo tiesiog fantastiški. Negaliu aš jų niekada pamiršti. Tai Vytautai, labai ačiū Jums už tuos metus.